prieš porą metų darėme tyrimą, kaip vertinami rinkodaros skyriai įmonėse. Nu, prastai. Tokie, IT skyrius, jėga, logistikos skyrius, puiku, pardavimai, amazing. Rinkodara, Ir dažniausiai taip yra dėl to, kad rinkodaros žmonės nesugeba paprastai paaiškinti, kam jiems reikalingi tie pinigai. Reikia baigti tą spalvinimo departamentą ir gelbėjimą pasaulio vien tik šūkiais ar logotipais ar brendo spalva. Tai nėra rinkodara. Jeigu tu į rinkodarą įdedi 100K, tavo įmonė iš to gali išsimti 200K. Tai šiuo atveju ieškosime, kokia yra rinkodaros rolė ir kaip rinkodara galėtų ne tik įgyvendinti kitų paruoštas verslo strategijas, bet lygiai taip pat tapti tą rolę organizacijoje, kuri drivina verslo strategiją. Mokiniai ir išmoks šitą dalyką. Išmoks suprasti, kaip vertinti rinkodarą kaip investiciją, o ne kaštus. Tai reiškia sudaryti biudžetą, žinant, kokia bus grąža, apskaičiuoti ROMI ir pamatyti, kokią naudą atnešė tas išleistas biudžetas. Visa tai susijęs su investicijų valdymu. Aš taip matau rinkodarą.